Šią vasarą, kai mums reikia herojaus, pažiūrėkite į viršų. Man rodos, prismurfinau kelnes. Smurfų kaimelį. Šventė vyksta kasdien. Kiekvienas smurfas turi darbą. Kaip niurzga. Nekenčiu turėti darbą. Influenceris. Spaudžiam prenumeruot mygtuką. Ir aš. Šauniausias smurfė visame kaimelyje. Ar ne puiku gyventi ten, kur nesitinka nieko negero? O ne, kažkas negerai. Visi paklausykit, jūsų gyvybės baisiam pavojui. Smurfų kaimelyje nebesaugu. Šiais metais, Greičiau, turime išgelbėti tėtį. kad išgelbėtų savo pasaulį, jie turi patekti į mūsiškį. Kur mes? Čia Paryžius. Traukitės iš kelio. Greičiau. Aš tėčio smurfo brolis. Jūs smurfai. Nesmurfo, nesmurfinat apie smurfą. Aš kaip pasmurfuosiu, tai užsismurfinsi gali net nebejoti. Na, jau čia per daug smurfo. Hei, užteks smurfintis. Jie susidurs su naujais piktadariais. Tai piktųjų burtininkų Gargamelio ir jų brolio Razamelio rankų darbas. Pažaisime žaidimą, kuris vadinasi Sutraiškykim po smurfą, kol visi smurfai bus sutraiškyti. Nelabai smagiai skamba tas žaidimas. Veiks su naujais bendrininkais. Mes tarptautinį saugumo užtikrinimo rojone smurfai. Paryžiaus skyrius. Ir ners į nuotykius, Metas jums sužinoti, ką reiškia būti tikru smurfu. kuriuos sunku išmatuoti. Kas čia vyksta? Laikykite. Tas tai buvo čiauriai baisu. Jaučiu pražjaugumą. Smurfų filmas. Maisto užsakymas burtininkui Razameliui. Tai ką tu gali bet kokį maistą užsisakyti iš bet kur? Absoliučiai taip. Tik iš anksto palik arbatpinigių. Kitaip viską plaižys. Greitai kinuose.